Ir atrodo, jeigu ir žinau tą ir tą, tai dar kiek dalykų nežinau. Ir tokių iš vienos pusės, wow, jau dabar žinau, ir paskui, dar kiek nežinau. Ir tai, what, dabar jau žinau, kiek dar nežinau. Daug organizacijų būna, mes kaip šeima. Stebi tą organizaciją, kaip šeima, koks pas jūs yra tas, atkritimas, kaita žmonių. Didelė ten, žinai, iš 10, 4 per metus pasikeičia. Kaip šeimoje, sakau, žinai, taip labai įdomiai. Paklausk vieno klausimo ir lauk atsakymo. Tai aš sako, iš akių matau, kad jis nesupranta manęs. Sunku Dievą vaidinti turbūt. Labas, mano vardas Giedrė, esu personalo valdymo paslaugas teikiančios agentūros HR Hint Online įkūrėja ir vadovė. Ir kaip žmogus turiu tikslą, kad personalo valdymo lygis Lietuvoje augtų, kad ten dirbtų laimingi žmonės, kad vadovai pasiektų rezultatus, kad organizacijos klestėtų. Dėl to jau 4 sezoną kuriu laidą Auginantys pokalbiai. Ir čia mes kalbam su įkvepiančiais žmonėmis, savo srities ekspertais, profesionalais, kurie dalinasi personalo valdymo, organizacijų vystymo, vadovavimo, sąmoningumo ir asmenybės augimo temomis. Taigi mes turim gerą dozę įkvepiančios ir auginančios informacijos, kad savo bendruomenės kurtumėm ir joms padėtumėm būti geresnėmis savo versijomis. Tai vat, ir labai kviečiu mūsų pokalbių klausytis kiekvieną mėnesį, paskutinį mėnesio penktadienį, HR Hint Online paskyrose, Facebook'e, YouTube ir Spotify'e. O šią laidą remia ir jos nebūtų be personalo valdymo paslaugas teikiančios agentūros HR Hint Online, kuri veikia 2 srityse. Tai visų pirma, organizacijoms, kurios neturi personalo valdymo specialisto. Mes galime jį tokį parūpinti ir užtikrinti personalo valdymo funkciją, o personalo valdymo specialistams suteikti mokymus ir augimo galimybės HR klube ir HR akademijoje. Taigi kviečiu pasidomėti, kuo užsiema HR Hint Online ir neriam į šios dienos pokalbį. O mano svečia šiandien žymiausias Lietuvos koučeris Povilas Petrauskas. Labas, Povilai. Labas. Labai įkvepiančiai susakėjai visą, ką jūs darot. Dėkui. Gerą dalimi to buvo. Ir labai dėkui tau, kad skirsi laiko pabendrauti ir pasidalinti. Su mielu noru. Šiandien aš noriu pagvildenti tokią temą apie tai, kaip koučingas gali būti naudingas tai mūsų misijai auginti organizacijas, vystyti organizacijas. Mes dažnai kalbam apie koučingo kultūras, vis dažniau, sakyčiau, kalbam apie tai, kad koučingo kultūra yra viena iš tų, kuri gali padėti organizacijom ir jo žmonėm augti. Tai vat šitoj temoj kažkaip mes ir laviruos. Gerai? Bet pradžiai tai man, Povilai, labai įdomu tavo augimo istorija, kadangi čia yra auginantis pokalbiai, kaip jau žinome, ir tu užaugęs esi iki kiečiausio Lietuvos koučerio, tikrai. Čia tu taip sakai. Aš taip sakau, nes aš žinau. Ir aš manau, kad tokį lygį pasiekti yra reikalų. Tai nuo ko tu pradėjai, kaip tau tai pavyko ir kodėl tau sekėsi? Aš karts nuo karto taip permastau tavo, ne tai, kad permastau, bet taip užsikabina kai kas, kaip pasakau, ten kiečiausias, ten dar kažką, žinai, ir kiekvieno matas turbūt yra skirtingas ir turbūt tas momentas yra tai, kad aš dabar galbūt tik pastaruoju metu aš galiu galbūt įvardinti savo, kad nuo dabar aš tik pradedu mokytis. To, ką aš darau 20 metų. Aš galvoju, žinai, kad čia yra toks dalykas, kuomet kaip ir, jis nėra baigtinis. Tu negali sakyti, viskas pasiekiau tą lygį ir jau myliu. Tu veiksme visą laiką esi. Myliu, išmokau, išmokau, mokausi toliau, žinai. Veikiu, dirbu, kuriu. Ne tai, kad sukūriau ir toliau kuriu. Tai ta dalis tokia, žinai, atrodo lyg nesibaigianti kelionė. Aš nežinau, kur yra pabaiga. Tikrai nežinau. Aš nežinau, kur yra pabaiga. Aš pradedu stebėti, ką kiti daro, pasiekia tą lygį, kas jiem dar atsiveria tuo pačiu.
pats galiu suprasti, kad ir man kai kurie dalykai dar tik tai be pradeda atsivert, kai kurie dalykai dar yra šiek tiek trūksta tos pačios patirties, to paties laiko. Ir realiai paėmus, laiko kartais trūksta, kad įvyktų dar kažkas, tai nes tas laikas dar turi, su praktika turiu omenyje, kad ne tai, kad tik tai sėdėti, žinai, ir pralaukiu, o dabar jau atėjau. Reikia laiko, kad tai vyktų, kad tai susigertų į asmenį, į asmenybę. Tai dažnai 20 metų jisai toks man, jau ne 22. Kolegė kažkada pasakė balandžio mėnesį praeitais metais, sako, tai su gimtadieniu profesiniu, su jubiliejum, kokiu, kaip čia ką, sako, taigi 20 metų. Geras. Ir aš tada taip pat, tiksliai, 2002 metais, balandžio mėnesį, įvyko pirmas kartas, kada aš išgirdau žodį, šitą žodį. Aš nežinau, ar tai nenuskambės taip labai per daug juokingai. Bet va, matai. Bet ir pasijuokim. Tikrai įdomu. Nuo pačios pradžios. Taip. Aš buvau, mano galbūt augimas arba vieta, kur aš pradėjau augti, galbūt galima privesti prie šitos ryties, tai buvo studentiškos organizacijos. Aš pats buvau studentiškos organizacijos narys, atėjęs iš moksleivių organizacijos, tuo metu dar tik tai besikūrenčio to tradicijos, kuri dabar yra jau GAI pavadinkim taip. Ir aš atėjau į studentišką organizaciją, studentų atstovybę, kitos studentiškos organizacijos buvo. Ir man teko garbė vieną iš jų vadovauti. Ir tada ateina momentas, kuomet reikėjo pradėti dalinti savo patirtimi. Tas, kuris jau turi patirties, dalinasi su kitais, kurie tik pradeda žengti tuo keliu. Ir žinai, nuoširdžiai man nusibodo. Man nusibodo paskaitos arba seminarai tom temom. Komandinis darbas, lyderystė, motyvacija. Šitie, žinai, tokie buvo tikrai madingi tuo metu. Aš nežinau, kiek čia dabar tas tinka žodis madingi, žinai, bet tuo metu tai buvo. Taip. Ir aš organizacijoms vis 1-2 dienų seminaras aš vis pasakodavau tos pačias temas ir man jos natūraliai nusibodo pačiam. Ir kažkur buvau girdėjęs, vienoje paskaitoje vienas Amerikos dėstytojas buvo, pas mūsų universitetą skaitė paskaitą, jis matematikos dėstytojas universitete, irgi pirmakursiams. Ir sako, aukštoji matematika prasideda ir tu pradedi kažką, tau tai jau yra 100 kartų, koks 100 ten, 1000 kartų jau esi girdėjęs. Ir tu negali nieko kito, 2+2 vis tiek bus, aišku, ten aukštoji matematika, kiti dėmenys, bet pati idėja tai yra ta pati. Ir sako, aš kiekvienais metais su kiekvienu pirmakursiu, nors žinau, kad jiems tai bus pirmas kartas, man tai nebus pirmas kartas. Ir aš, sako, pradėjau ieškoti būdų, kaip kur kokių. Ir man tokie, žinai, flashback, matai, ir man panašiai yra. Ir aš tada su tom organizacijom pradėjau ieškoti kitų būdų, kad nebepasakot, kaip tos motyvacijos ten ras savy daugiau, kaip dirbti geriau su komanda, kaip tą komandą vesti link kažkokio tai tikslo. Aš jų pradėjau tiesiog klausinėti. Nebepasako to klausinėti. Jie vis tiek kažką turi, kažkokią patirtį. Tai kaip jums sekasi? Kas nesiseka? O kada paskutinį kartą sekėsi? Kaip tu norėtum, kad būtų? O kada gaunasi? Ką iš to išmoksti? Ir tokių, žinai. Ir jie pasakoja. Ir kuo daugiau jie pasakoja, tuo daugiau man susiveda tokių, žinai, vieni tą, kiti tą, toks puzlas dėliojasi. Ir kažkada vienam iš tų seminarų, kaip tik 2002 balandžio mėnesį, per pertraukėlę, seminaro vedėjas išėjo parūkyti. Aš rūkiau tuo metu. Rūkau ir ateina vienas iš dalyvių. Ir jisai sako, žiūrėk, tu klausyk, tu visą laiką kaučingo stilium vedi mokymus. Ir tai buvo pirmas kartas, kada aš tai išgirdau. Bet jau įgūdęs buvai? Tai nežinau, kaip dabar ką užvadinti, bet tada vieną, ką aš atsimenu tą jausmą, kad aš suprantu, kad pas mane atėjau kaip pas tavo įvardintą tą ekspertą, kuris vieną žino, kitų dalykų nežino, dėl to man tas žodis nelabai limpa prie dūšios nerisai. Ir aš taip traukiu, tokį protingą veidą, kiek įmanoma, nutaisau ir galvoju, žinai, kaip kada, žinai, priklauso nuo situacijos. Ir aš galvoju, tik tu daugiau nieko nebeklaus. Ir jisai sako, okei, sako, supratau.
Ir aš taip, Ir viskas ir baigė. Nu, ten baigėsi seminaras. Ir aš iš karto ėjau googlint, kas tai per daiktas yra. Ir tuo metinė ta informacija, tai galima sakyti, tam tikrą prasme to šiuolaikinio, jeigu taip įsireikšti, coachingo samprata buvo tik prasidėjusi. 95-ais, jeigu taip paimtų oficialiai, jo startas toks, koksai dabar yra šiek tiek pakitęs, bet tas oficiali organizacija, jinai 95-ais įkurta, aš 2002-aisiais, 7 metai, dar tos informacijos nėra labai daug, bet esminiai dalykai man ten užkabino. Padėti žmogui per domėjimąsi tuo, kaip pas jį viskas vyksta, per klausinėjimą. Mažiau aiškinimą jam, bet daugiau jam kėlimą klausimų, kurie skatintų jos paties sąmoningumą, kūrybiškumą ir taip toliau, ir taip toliau. Ir man tas labai patiko. Va, tai buvo ta pradžia, kur aš pradėjau domėtis ir aš norėjau to išmokti. Nu, tai nebuvo tai, kad aš to tik norėjau išmokti. Čia nebuvo momentas, kad aš, žinai, viskas, aš savo gyvenimą matau kaip coachingo specialistas. Aš kada pas Giedrę ateisiu interviu. Tai ne, tokio dalyko nebuvo. Aš galvojau mokytis, tuo metu mokytis radau Šveicarijoje, Anglijoje. Man tuo metu buvo per brangu. Paskui vėliau aš pagalvojau, kad aš daugiau prabalevodavau, negu ten buvo per brangu, žinai, bet, prioritetai buvo kiti. Tai tokia ta kelionė buvo, tai pradžia buvo, aš taip vadinčiau, gal tokiu lyg netyčia, paskui tas virto tokiu tam tikrą prasme kaip hobiu, aš nuoširdžiai tuo domėjausi, man buvo įdomu, man buvo smalsu šitas dalykas, nes tai buvo šiek tiek kitaip, bet tuo pačiu labai daug sąsajų, aš inžinierius pagal išsilavinimą ir man kai kuriuose vietose atrodydavo, čia lyg kaip sistema, yra kažkokia metodika, yra kažkokia tai seka, yra kažkaip įsivardinama problema. Tada tyrinėjimas, kaip tai jinai galbūt ir atsitiko, kas galėtų būti iš jos, kokios perspektyvos yra ją įsprendus, kas būtų ta geroji versija problemos įsprendus problemą. Labai inžineriška viskas. Jeigu tas tai taip, jeigu tas tai taip, o jeigu tas, tada dar tas. Ir tokių, žinai, žinai, man įdomi. Ir tas palaipsniui taip ėjo link to, kad 2008-2009 metai pradėjau jau ir kursus atskirus lankyti, mokytis, o gal tokį oficialų startą to profesionalaus, kuomet įsilaikiau egzaminus, tai buvo 2012 kalėdų, pavadinkim tai. Tai aš jau nuo tada sakyčiau, kad jau tikrai viskas jau pareiškimas buvo padėtas, kad aš jau tą darau. Bet man labai patiko, kaip tu pradžiai kalbėjai apie tai, kad tai yra kelionė. Tu neatėjai, bet tai yra vis dar kelionė ir galvoju, kad profesionalume, ekspertiškume ir yra čia didžiausias raktas. Nesuprast, kad aš atėjau ir viskas jau ekspertas, bet suprast, kad tai man labai rezonuoja būtent su tuo, kad kiekvienas tas naujas etapais tam tikrais, vis kažkas tai naujo ir atrodo, jeigu ir žinau tą ir tą, tai dar kiek dalykų nežinau. Ir tokių iš vienos pusės, jau dabar žinau, ir paskui, dar kiek nežinau. Ir tai, dabar jau žinau, kiek dar nežinau. Ir tokiam, žinai, visą laiką vis didesni tie horizontai, arba užlipus ant vieno, taip metaforiškai ant vieno kalno, dar kitas pasimato, dar tada, ir žodžiu, ten dar yra kovo dalykų. Tik lipk. Dabar nesenai mačiau ir tu LinkedIn'e dalinaisi, kad valstybinė Lietuvos komisija patvirtino galų gale šitą terminą. Tai jeigu iš tavo lūpų apibrėžimas būtų, kas yra coachingas, kad mes vienodai suprastumėm čia šitam pokalbyje apie vienodus dalykus šnekėtumėm? Aš galvoju, kad man kažkada tai buvo jau nusvirę, neblogąją tą žodžio prasme, nusvirę ranko, aiškinti, kas tai yra. Tai buvo tam tikri kai kurie etapai, tai apibrėžimu, kad tai yra procesas, kuriame ten, kuriant ryšį, padedamas kito žmogaus potencialo atskleidimas, kaip profesionalus tą atliekantis kitas asmuo ten klausia, domisi ir plečia jo sąmoningumą. Tada aš jau, čia labai painu, tada geriau, aš nieko neaiškinu, aš geriau parodysiu, tada vedu tą sesiją arba keliam klausimą ir coachingo stiliumi, coachingo būdais, prieinam prie kažkokių, tai kas yra ieškoma. Daugiau ten aiškumo, daugiau ten konkretumo, daugiau ramybės galų gale kažkokioje situacijoje. Tai va tokių. Ir paskui, galvoju, tiek to. Kažkada vis tiek ateis. Tas momentas, kuomet bus atsiribojama nuo ugdantysis vadovavimas, nuo
Nes tai nėra apie ugdymą, nes tai nėra apie vadovavimą, tai yra tiesiog tu gali kaip vadovas tai naudoti. Tai nėra apie tą, radosi naujas terminas lavyba, kaip lavybininkas tos ryties specialistas yra. Nu, čia gražus žodis, lavinti, viskas fine, bet tas specialistas nelavina, tas žmogus pats kaip klientas arba tam, kam taikomas coachingas, jis lavinasi pats, jo sąmoningumas didėja, dėka jų dviejų sukūriamo ryšio ir jisai lavinasi pats save. Ir dažniausiai lavinasi ne sesijoje, bet po sesijos arba tarp sesijų. Tai aš kažkaip tai sakiau, viskas ok, bus kažkada coachingas tinkamas vartot, sakyt, kad tai yra ir tokia lyg artėjimas prie tokio apibrėžimo kaip profesija. Taip kaip mes žinom visi, kad, nu, jeigu norim kažką išmokti, reikia eiti pas kažką tai mokytis. Okay. Ir tada, žinai, jeigu tu būtum kažkoks, nu, tarkim, aš žinau, kad tu mokytoja, o aš ateinu ir sakau, o tai tu gali man ten padėti determinantus sutvarkyti. Ir sakai, ne, aš geografijos mokytoja. Ir aš sakau, tai ką tu negali, žinai, tipo, ką tau kas gaila pasakyti, ne, tai aš ne tos ryties, tai čia vadinasi sritys, arba man skauda galva, o tu esi ten, nežinau, chirurgiai. Ir aš ateinu pas tai, tu gydytoja, žinai. Tai gali man čia galvas tvarkyti. Gali nebent išoperuoti. Nu, tarsi, kai kurie dalykai nebetiks. Ir tada, žinai, ateina momentas, kad taip dar trūksta galbūt Lietuvoje to aiškumo, bet čia vėl didelė erdvė tam dalykui plėtotis, kelionė šito dalyko, kad žmogus, kuriam, nu, jaučiu, kad kažkas ne taip, jisai galės pradėti rinktis, jisai kitą kartą galbūt eis į terapiją, galbūt kalbės su psichologu, galbūt jisai rinksis coachingo specialisto pokalbius su coachingo specialistu. Tai vat, jeigu taip paprastų tokių pasirinkimų, tai yra labai aiškiai apibrėžta ir kai kam reikia aiškiai apibrėžtų terminų, kad tai yra procesas, kurio metu žmogus auga jo potencialą, didinant sąmoningumu, klausiant klausimų, aiškinant į situaciją ir žiūrint galimybės, kas galėtų būti. Iš kitos pusės, toks labai paprastas procesas, kurio metu tau tampa aiškiau, ramiau. Ir tu tam proceso metu kuri ryšį ir su savim, dėka, kad tu turi gerą ryšį su tuo specialistu. Tai, nu, aš taip jį vadinu ir kaip ryšį kuriantis dialogas man yra apie tai ir tas daug ką gali paaiškinti. Tikrai. Super, dėkui. Ir, na, bet tas įteisintas gal negalima taip sakyti, bet, nu, žodžiu, tinkamas vartoti. Tai, žodžiu, tinkamas vartoti terminas ir šiaip aš tai, ką matau, vis labiau populiarėja tas coachingas. Tiek, kiek, nu, bet čia, nežinau, gal mano tokia aplinka, bet atrodo aplinkui vien coacheriai. Norėjau pasakyti, kad tai yra vis populiarėjanti specialybė, arba tu pats esi coachingo mokyklos steigėjas ir tiek, kiek stebiu tave, keli metai į priekį matyti, nėra vietų, kad pasimokyt, nu, kad gautum įgūdžius. Bet ką tu matai organizacijose? Nes mūsų tema šiandien yra kalbėti apie coachingo kultūrą organizacijose. Okay. Ar tai yra lygiai taip pat populiarėjantis įrankis auginti organizacijas, auginti žmonės juose? Ar tai yra tai, kad žmonės daugiau gal dėl savęs eina, kad suprastų kažką daugiau, kad profesionalai tam tikroje srityje būtų? Vat kaip tu matai pokytį organizacijai? Žinai, man atrodo, kad dalykas, kuriuo mes vienaip ar kitaip pradedam domėtis, jo tiesiog natūraliai aplink pradedam matyti daugiau. Okay. Ir žinok, aš dabar galvoju, ar aš ten pat, kur buvau 22 metais, ar jau čia, žinai, 24 kardinaliai kažkas pasikeitė. Kartais atrodo, ne. 22 metai praėjo, atrodo, tiek pat visko yra, todėl kad 22 aš praktiškai nieko kito nebematydavau, kaip tik tai tą, aš ieškodavau šito dalyko. Ir atrodo, kad ir tas žino apie tai, tas kažką girdėjau, dar tas kažką, žinai. Nu, kadangi tai organizacija buvo, lygiai taip pat aš bendraudavau ir su užsienio organizacijom panašiom. Ir jie žinodavo tam tikrus dalykus ir atrodo, aš negirdėdavau tų, kurie nežino. Ir tada atrodo labai madinga. 2008-2009 pradėjau mokytis, aš nebuvau pirmasis, kuris pradėjo mokytis, tai jau irgi madinga. Tada aš laikiausi egzaminus, bet tų egzaminų laikėsi, norėjau arba galvojau apie juos laikytis dar keli, žinai. Ir tam, žinai, toje aplinkoje atrodo visi kažkas, nu, susiję su tuo. Tai aš galvoju, kad žinomumo yra daugiau apie tai faktas, todėl kad yra ir gerų, ir blogų pavyzdžių. Aš manau, kad jų visokių reikia. Ir organizacijose, ir pavienėse, nu, tarkim, pokalbiuose su asmenim. Galbūt, žinai, mano
tam pirminiam burbule atrodo, kad visi apie tai viską žino jau. Jau tada ateina, jau žino, ko reikia, arba būna tai bandę, mokėsi galų gale, jiem tai nebe pirmas kartas. Nors iš tikrųjų atsitraukiat gal, pasižiūri, yra tikrai daug kas iki dabar dar nežino, nėra bandę, arba turi prastą patirtį iš pabandymo ankstesnio. Ir aš tą pastebiu, kad kitą kartą ar būna ar kokio team coaching, sesijos. Ir jau išeinam iš susitikimo, ypač jeigu gyvas koksai būna, ne zoominis tas vadinamas. Sako, žinok, dabar aš čia supratau, kad aš kažką turėjau, bet tai ten nebuvo tas, ką jie vadino, taip, sako, čia kažkas yra, sako, tai čia man tokie du dalykai, arba jie gerai darė ir man nepatiko, arba tu vadini ne tai, ne tuo žodžiu, ką tu darai. Tai vat pasijuokaudami, tai organizacijose to tikrai yra daugiau ir dar labai daug kas apie tai nieko nežino. Tai vat, vėl iš kokios perspektyvos susižiūrėti. Ir taip man aktualu, kad to būtų daugiau profesionaliai. Iš kitos pusės aš pats mokau to. Ir aš negaliu štampuoti, pavadinkim taip galbūt jau banaliai skambant, taip tiesmukai, aš negaliu štampuoti specialistų, nes jisai netampa taip specialistų. Ir labai džiugu, kad pastaraisiais metais apskritai yra ICF kaip organizacija, kuri ir yra tas pagrindas šitai profesijai, labai pakeitė mokymosi formatą. Anksčiau būdavo keli mėnesiai, praeinamas tas kursas, atitinkamai ten nuo 60 valandų iki 100 plus valandų, priklausomai nuo to, kaip kokią programą mokykla pasitvirtino. Ir viskas ir toliau paliekama tai individualiam augimui. Dabar ne, dabar yra jau, metų trukmės kursas, daug praktikos, mentorystė su specialistu, kuris patikrina, ar tu tikrai ten ne grybą pjauni su tuo, ką tu vadini dabar, aš kaučinu. Ne velnio, gal tu ten, kaučini tuo, ir ne tą tu dalyką darai. Tai va tiesiog, kad viskas stotųsi į tas vėžes, jau yra ilgesnis procesas, metai, 15 mėnesių kažkur, kad tas žmogus eitų pasiruošti egzaminui. O pasiruošti egzaminui jau tu tikrai turėtum atitikti, ir etikos kodeksą gerai išmanyti, ir kompetenciją suprast, žinot, kada jas, kur taikyti, kur pritaikyti, kur pademonstruoti, tada, kada jas reikia demonstruoti tam pokalbėje. Tai tas pokytis labai yra didelis ir organizacijos pradeda atsirinkti, kas tai yra tokių, aš pabandžiau savaitgalio mokymuose, kažkokiuose. Ir jie supranta, kad aš žinau, apie ką tai yra, bet aš nesu tas, kuris tai gali daryti. Dėl to jie kviečiasi specialistą. Arba tas vidinis darbuotojas, jis praeina specialius mokymus, kurie ir trunka metus laiko, ir jie išlėto tą kultūrą įdieginėja. Ir va tada yra tas skirtumas. Ir tas skirtumas pradeda matytis ypač, kai stebiu organizaciją, su kuria dirbu kelis metus. Kaip jie nuo, nenoriu dabar sakyti, kai kokio, termino iki, tu ir, pasikalbėkim. Nuo to tokio, ką tu čia iki, kaip tavo taip susidėliojo, o aš matau šitus dalykus kitaip. Tarsi tas pokytis yra tada toks labai akivaizdus. Bet tam reikia užtrunka, tam reikia laiko. Tai tikėtina, kad jo bus kuo toliau, tuo daugiau, nes tai yra viena iš pagalbų organizacijai augti. Vienareikšmiškai. Visi tyrimai tą rodo, kad tai yra pagalba organizacijai augti, kalbant apie žmonių įsitraukimą, apie geresnį vienas kito supratimą, apie aiškesnį komunikavimą, apie vidinę komunikaciją, apie geresnius tuos pačius lyderystės įgūdžius, kaip vesti savo komandą, apie tarpusavio supratimą, apie aiškesnį savo suvokimą, ką tu čia iš principo darai, nesvarbu, ar tu esi tiesiog bendrai kaip komandos narys, ar tu esi tos komandos lyderis, galų gale kaip verslo savininkas. Tai keičiasi šitie dalykai ir kiekvieni studijos metai iš metų ir tą rodo, kad darbuotojų įsitraukimas auga, tarpusavio ryšys auga, žmonių išėjimas iš tų organizacijų mažėja. Maža to, paskutiniais duomenimis, kada buvo konferencijoje paskutinį kartą ICF, vienos valstybės kompanija, buvo keli apdovanojimai už kompanijoms, kurios viduj taiko coachingo kultūrą. Kad nesumaišyt pavadinimais, kad blogai neištarčiau. Viena kompanija buvo Omane valstybei. Ta kompanija yra labai didelė. Tos valstybės mastu labai didelė, palyginimui. Ir ten buvo nuspręsta, kad jie coachingo kultūros ir turės valstybės aparate daugiau.
Tai, žinai, iki kokio lygio, iki tokio, tai ką čia, žinai, nieko, iki, žiūrėk, bet kitur yra valstybės lygmenyje pasitarimai, susirinkimai, vizijos gryninimai, komandinis darbas, vienas kitų pasitikėjimas, pagarba vieni kitiems, naudojant etikos kodeksą, kompetencijas, reguliarius pokalbius, iki valstybinio lygio priaugta. Ir koks laikotarpis, bendrai paėmus, žinai, 30 plius minus metų pokytyje, jeigu taip susidėlioti. Ir ta kultūra neatsiranda iš karto. Bent jau kiek klausiau tų kompanijų atstovų, kurie pristatinėjo, savo 4-5 metai truko pasižaidimas, toks pasirepetavimas, kad tai daryti, kur galiausiai sakė, gerai, pabandom išsameu. Tai tik po 4-5 metų kažkas tai vyktų, aišku, jie yra pirmieji, dabar greičiau šitas dalykas vyktų, bet pati idėja, kad tai kultūrai užtrunka laiko ir tu esi tik tai dalis tų varžtelio, žinai, didelio. Tai mane, pavyzdžiui, kaip asmenį ir kaip tos ryties, ne tik kaip tos ryties specialistą, bet kaip ir asmenį, mane žavi toksai dalykas. Man įdomu, kur tai gali nuvesti ir aš matau tam tikrus dalykus, kur tai nuveda. Kaip pasikeičia, taip pasikeičia kartais į kai kam į tokį, aš supratau, kad ne savo vietoj, o kitas sako, iš to, kokį mes potencialą turim, mes galim padaryti kažką. Ne iškart, ne čia ir dabar, nepervertinant save, ką galim per trumpą laikotarpį, bet tikrai taip įsivertinus, kiek daug galim padaryti per ilgesnį laikotarpį, kalbant ir apie darną tarpusavį, žinai, ir apie tvarumą tos organizacijos, vizijos gryninimąsi. Ten kiti dalykai tada jau susidėlioja. Auginančių pokalbių klausytojams noriu priminti, kad laidą remia personalo valdymo paslaugas teikianti agentūra HRHint Online, kuri veikia ir kuria tam, kad personalo valdymo lygis Lietuvoje augtų, organizacijos klestėtų ir ten dirbtų laimingi žmonės. HR Akademija ir HR klubas, tai yra mokymai ir personalo valdymo specialistų bendruomenė, kurioje personalo valdymo specialistai gali nenutrūkstamai augti ir tobulinti savo kompetencijas personalo valdymo srityje. Kita veiklos sritis - personalo vadovo nuoma, ir tai yra kiekvienai organizacijai, kuri jaučia, kad pribrendo turėti savo personalo vadovą, ar pribrendo spręsti personalo valdymo klausimus kitų lygių. Daugiau informacijos apie HRHint Online veiklą galite rasti informacijoje po pokalbių. Povilai, tu truputį užsiminiai, kalbėdamas apie savo praktinius pavyzdžius, nes tu esi ir coacheris organizacijose dirbantis su vadovų komandomis, su vadovais ir tuos pokyčius matai. Tai jeigu pakalbėtumėm dar detalių, nežinau, kiek tu gali atskleis, bet tai kas įvyksta? Įvardinai vieną nuo ateik pasišnekam. Kas dar tokio yra, kad mes galėtumėm, nežinau, parodyti, kokia yra vertė to reali. Ir yra viena tokia, minusas pavadinkim, taip, žinai, čia vėl kiek to pasitikėjimo galima būti, vien tik tai klausant. Aš galbūt, žinai, čia vėl su asmenybė, žinai, susiję yra, aš kažkaip, ne visą man ir komandoje, tu turi pasirinkti, pasiimti tam tikrus dalykus. Aš dažniausiai nerenku nei atsiliepimų, nei iš juos vardinu kažkur, nei iš juos publikuoju, tarsi to yra tikrai per mažai matoma, negu kad to yra daroma atitinkamai. Tai aš apie daug ką negaliu sakyti dėl to, kad aš nesu klausęs, o čia yra etikos kodeksas, kad mes to nesidalinam, jeigu pats klientas apie tai nebuvo sakęs, nebuvo paskelbęs arba kažką tai sudėliojęs. Tai tų organizacijų yra ir Lietuvoje, ir lietuviško, pavadinkim, kapitalo, ir užsienietiško kapitalo. Jų yra, jos tai daro ir įdomus stebėjimas kitą kartą galima matyti. Mes kai kuriuose situacijose naudojam priemonės pagalbinės coachimo kultūrai. Apklausą, tyrimus tam tikrus, dar kažką tai panašaus. Ir tokie, žinai, nežinau, čia sėkmingas, nesėkmingas pavyzdys, gal nesivertinant iš tos perspektyvos, bet kokie nutikimai būna. Dirbam su organizacija ir vadovų lygmenį pasidarom įprastą, daugam žinomą 360 laipsnių vertinimą. Tame vertinime, taip, žinai, ne tai, kad iš akies arba jau taip labai savim pasitikint, bet labai galima aiškiai matyti, kad jeigu tokie rezultatai, tikėtina tie tokie, kaip tas red flagai vadinami. Raudonas vėliavėlis.
čia perkelti, nu, metaforiškai, net, tam tikri pavojai yra ten ir ten ir ten, žinai. Ir tai rodo. Ir tą galima parodyti akcininkui, vadovui ir taip toliau. Ir tas buvo daroma. Ir pamenu atvejį, kuomet reikėjo atsisveikinti su vienu komandos nariu. Ir sakau, nu įdomu modeliai, galbūt padarom tokį atgal, pargražinkim save, 3 metai atgal, buvo tyrimas darytas. Sakau, dėl ko tu jį atleidai? Dėl to. Prieš 3 metus tau ten buvo red flagas. Prieš 3 metus buvo. Tau jau tada buvo matoma, kad tai buvo galima daryti, kad tai buvo galima keisti. Ne tai, kad atleisti, bet tą buvo galima tvarkyti. Ir vieni, kurie tai darė, nu, turėjo savo reguliarius pokalbius, įdėginėjo viduje pasakė, jie keitėsi. Kai kas paėmė, sako, ai, nu, tai žinau, kad čia reikia tvarkyti ir, nu, nedarysiu. Ir truko 3 metai ir reikėjo atsisveikinti su žmogum. Ir vat matai, coachingas tam tikroje situacijoje galima sakyti, kad jis yra labai nepatogus procesas. Ir jis tikrai yra nepatogus. Ir jis tikrai ne kiekvienam yra. Jam reikia tam tikrą prasme pasiruošti, nes tu daug dalykų apie save gali sužinoti ir sužinai, kurie nėra labai patogus pagal taip, kaip tu darei anksčiau. Ir ateis momentas, kuomet tu suprasi savo ir įsivardinsi savo, kad arba toliau tęsiu taip, kaip buvo, ir aš negaliu tikėtis jokio kitokio rezultato, apie kurį aš svajoju. Toks gaunasi, kad aš jį, žinai, matau, bet kaip, žinai, aš ištroškęs, matau vandens, bet žinau, kad negaliu paimti. Nu, tiesiog negalima kažkoks, žinai, permatomas stiklas ir nepaims, bet net nepajusiu, kad daužosi ranka, žinai, tiesiog nesigaus. Arba aš pradėsiu kažkaip kitaip daryti, apeit, pažiūrėti kitaip, kažką naujo išmokti, mokytis paprastai nėra patogu irgi, tarsi, nu, nebūna tokių dalykų, jeigu patogu, tu nieko naujo neišmoksti, jeigu nepatogu, va, čia kažkoks pokytis tada vyksta. Ir tada tas pokytis per save duos tą kitą rezultatą. Tau kaip asmenybei, organizacijai. Ir koks bus susitarimas tarp coachingo specialistų, to žmogaus, kam coachingas taikomas, arba tos komandos, kam coachingas taikomas, ir to pagrindinio užsakovo, nu, kaip akcininko, savininko, įmonės vadovo. Nu, va toks kontraktas atskiras būna, žinai, ir tų niuansų tada yra labai labai daug. Nuo tokio, kad čia irgi atvyksta team coaching procesas, ateina iš kitos skyrium, su vienu skyrium, ateina iš kitos. Žinok, sako, aš nieko nesuprantu, ką jie daro, bet pas juos aš noriu dirbti. Kodėl? Nu, jie kažkokie patapo draugiškesni. Ką jūs ten, sako, darot, ką jūs ten vartojat. Ir, žinai, taip juokais viskas, žinai, bet tai matosi. Kai kuriuose situacijose pokytis tam tokiam savo ego galbūt padėjime į šoną, atsikratime tokios, nu, baimės, kuri pas visus jos yra, tai klausimas, kaip mes mokam susidirbžinai su jie. Ir tas matosi net iš kitų akių žiūrint, matosi, kad kažkas pasikeitė. Ir va tie dalykai, jie dažniausiai nebūna patogus, mums smagu džiaugtis tuo pokyčiu, kartais neįvertinant, ką žmonės praėjo. Ir čia nėra apie tai, kad, žinai, ten per pusnis, per dykumas ėjo, vandenim ten taškėsi, žinai. Ne, tiesiog labai paprastais, aiškiais įsivardinimais, supratimais, kad aš tu aš kartais kažkur grybą pjaunu, tu pjauni grybą, mes tą pripažįstam, žiūrim, kaip kartu galim padaryti, ką nors pakeisti, galų gale, jeigu mes esam toj pačioj organizacijoje ir norim to rezultato, kad mums nereikėtų, žinai, ai, netinka man tas, tai tada išeinam. Ir čia tokia įsijungia žanro klasika, žinai, daug organizacijų būna, mes kaip šeima. Stebi tą organizaciją, kaip šeima, o koks pas jūs yra tas, nu, atkritimas, kaita žmonių. Nu, didelė ten, žinai, iš 10-4 per metus pasikeičia. Kaip šeimoje, sakau, žinai, taip labai įdomiai. Toks vaizdas, žinai, kad vyrą žmoną gali keisti, žinai, taip, vaikus, nu, jūs kažkaip neperformina, tai einam kitus ieškosiu, žinai. Tai gal vis tik tai ne kaip šeima, arba mes tą šeimos suvokimą tada visai kitokį turim. Ir va, tada pradeda keistis, kad, nu, kaip šeimoje mes irgi pasipykstam, bet mes imamės kažką spręsti tada. Žinom, kas netinka, kas nedarnoje yra ir einam tvarkyti. Su pagarba vienas kitam galim būti pikti dėl kažkokio tai poelgio, bet ne ant žmogaus. tą poelgį galim keist. Vienas negalim, bet keliese galim. Koks tada resursas galimas būt panaudot. Ir pradžioje atrodo žmonėm, kalbant apie tai, atrodo, tai čia labai ilgai užtruks.
Ir žinai, iš savo patirties tikrai taip ir yra. Kažkiek tai užtrunka, nes tu investuoji laiką į kito žmogaus pažinimą. Ir koks tada įsijungia, kuomet, tai aš jį žinau, kaip nulupta. Nė velnio. Tu savęs nežinai, kaip nulupto. O būna, kad save nustebini. Būna, pastoviai save nustebini. Tai žiūrėk, jau prieštarauja. Tu moki save nustebinti, kai tau yra 20, visi mes jauni 25+, ir tu nustebini save. Tu kito nepažįsti. Jeigu skirtum laiko, to daugiau dėmesingumo į vieną, į kitą pusę, jūs pamatytumėt, kiek dar jūs daug apie save nežinot. Ką jūs galite iš to, ką nežinot, sukurt, ką galite keisti, kaip galite turėti įtakos tam būsimam rezultatui, kasdienė veikloj. Va ten tada įsijungia tokie, žinai, klodai, kur sako, oi, bet tai čia bus labai nepatogu. Ok, žiūrim, ar mums verta tai daryti. Bus nepatogu ir yra didesnė tikimybė, kad bus tikrai kitaip negu buvo. Kažkas nepažinta, kažkas išmokta galbūt naujai reikės ir tada pasieksi kažką tai papildomai. Ar vis tik tai nori likti taip, kaip buvo. Kažkas sakys, man gerai taip, kaip buvo. Kažkas sakys, noriu pabandyti. Kažkas sakys, viskas tikrai einu. Ir jie stebi vieni kitus organizacijoje. Ir kartais ir būna tas, kuris sako ne, jis pamato, kad tas, kuris abejojo, jam kažkas gaunasi. Jis tada papasakok ten prie kavos, patraukia ten truputėlį per dantį, žinai, pasišpilkuoja, bet paskui pats nuo karto pergalvoja, gal ir gerai, gal galėčiau kažką. Ir va tas pokytis, jisai užtrunka laike, bet jisai tampa vertas. Aš atsimenu savo organizacijoje irgi lygiai taip pat, aš sakiau savo vadovams, kad aš noriu tai taikyti, bet užtruks ir gali tai kainuoti rezultatais tam tikrą laikotarpį. Bet matau kitas organizacijas, atsistoja visi reikalai, pasikeičia. Sako, gerai, nėra taip blogai, kad neleistume nebandyti, bandyk, sako. Ir buvo tikrai momentas, kad žmonėm, tai palauk, tai tu vadovas, tu turi priimti sprendimą, tu turi man pasakyti, ką reikia daryti. O coachingė truputėlį nežinai, jeigu taip taikant, okei, aš galiu pasakyti, bet aš tavim irgi pasitikiu, dėl to mes ir esam komanda, kad tu dar sprendimą turėk, tu rodyk tą iniciatyvą. Galbūt galim mažiausiai kuo surizikuotai mini klaida greičiau padarius ir galbūt ją rasim kaip pataisyti, tikėtina, kad tada kartu daugiau paauksim. Tai vieniem tas dalykas tinka, kitiem ne, kai kurie atkrenta, kai kurie lėčiau truputėlį baimindamiesi po mažiau daro, bet paskui išdrįsta. Ir žinai, kokie 7-9 mėnesiai pasikeičia situacija ir žmonės tampa labiau įsitraukę, labiau atsakingi, labiau sąmoningi tą, ką daro, gebantys prisimti tam tikras rizikas, ką anksčiau negalėjau prisimti. Supranta, kad, čia dar turiu kažką išmokti, eina mokytis. tą mokymosi laiką nesako, kad vėl čia seminaras dar, jisai žino, kad jisai investuoja į laikas, užtruks dar praktikoje. Ir žiūrėk, praeina kažkoks laikas, pasikeičia labai kardinaliai matymas žmonių. Ir kai jie pradeda kalbėti apie tai, kaip buvo, tokio, žinai, šypsino, sako, rimtai mes taip darydavom, jo, mes taip darydavom, ne, taip nenoriu daugiau. Tai va, tam reikia investuoti laiko. Vienas dalykas. Kitas dalykas, tikrai nusimes tą tokią iliuziją, kad iškart viskas gausis. Nesigaus iškart viskas. Bus labai daug klaidų. Ir tai, žinai, taip gerą rezultatą lemia geri sprendimai. Jie ne visi atsitinka iš karto geri. Kartais reikia kelių blogų, kad suprastum, kuris geresnis. Tada kelių netokių blogų, kad suprastum, kuris iš jų geresnis. Ir tada tu pradedi, žinai. Tai vat kartais tos klaidos ir mus riboja nuo to geresnio rezultato. Bijojimas klaidas daryti. Nustumia nuo to gero ateities rezultato. Tai čia daug sąsajų iš to yra. Ir aš tokių, žinai, ir pas save, ir savo asmeniškai, ir komandoje, ir su komandom, su kuriuom dirbo, arba su kolektyvų tais vadovais, su kuriais dirbo. Kažkada ir buvo sprendimas pačiam, žinai, dėl ko pereiti į tą coachingą, dirbti su kitais, o ne tik su savo komanda. Dėl tų būsimų rezultatų, nes man jie irgi rūpi. Ir aš matau, kad aš su savo komanda galiu pagerinti per 20-25 žmonių indėlį į tą visuomenės gerovę. Bet galbūt dirbdamas su 20 vadovų, aš galiu galbūt dar kitaip tada susidėlioti, kad jie su savo komandom kitaip tada dirbs. Dar kitas rezultatas bus, tada kitas etapas galbūt tada profesijos išmok, dalintis profesiniais kažkokiais tai gebėjimais, neštampuojant coachingo specialistus, bet tikrinantis, ar kiekvienas pasiruošęs į toj kelionį. Tai va, toks, žinai, atrodo tas ilgas
ilgas darbas, jisai po kažkurio laiko tik tai matosi, kad atsiperka ir šiandienai sakyčiau, kad gal geras buvo tas pasirinkimas tada. Nežinau, kaip bus ateityje, bet dabar kol kas sakyčiau, kad geras. Super. Pavel, aš klausydama tavęs kokius 5 gal klausimus prasukau, ką dar užduotų toliau tau, bet dabar gal apsistosiu ties tuo, nuo ko pradėti. Aš dabar girdėjau, kad yra priimti reikia sprendimą, kad viskas truputį sulėtės, kad gali nepavykti, gali būti klaidų, reikia išdrįsti, to neįvardinai, bet būtų tokių pažeidžiamų, nes eini visai kitokį santykį. Bet jeigu taip mes kalbėtumėm dabar, jeigu mūsų klausytojai klausos ir svarsto jie apie coachingo kultūros diegimą, tai kokie tie yra pirmieji žingsniai, ką tiesiog klausimus pradėti uždavinėti susitikimų metu? Ar, kokie yra skiriamieji elementai ir kokie pirmieji žingsniai? Jeigu, žinai, taip kaip patrinkti, jeigu taip parinkti, kaip ką daryti, žinai, aš visą laiką tą klausimą klausydamas, aš persuku, gerai, iš to, ką aš dabar žinau, ką aš daryčiau, jeigu pats būčiau kaip pavyzdys vadovas, anksčiau, su dabartiniam žiniom, taip kaip viskas vyksta. Labai daug kas gali paslysti, jeigu taip galima įsireikšti ant to, kad jie nori iš karto gero rezultato, pritaikant žmonėm, kurie dar tam nepasiruošė. Ir tada gaunasi, sako, žiūrėk, tu gali, tarkim, net nebūtinai man, bet ten kažkam, kuris jau tame, jau daug veikiantis, sako, su kolektyvu, aš žinau, kad jiem reikėtų, aš pats to nemoku padaryti, bet jiem, gal tada tu gali kaip profas, žinai. Jiem dar nereikia tada taip, jie nematė šito dalyko ir tas atstumas, čia be vertinimo, tas atstumas bus labai didelis skirtumas, ar tu pasiruošęs tiek ilgai, nes ilgesnis laikas tada bus. Sako, tai gerai, sako, tai kaip tada daryti? Coachingo mokyklose žmonės praktikuoja. Ir žinant šitą dalyką, jūs visą laiką galima naudotis mokinių paslaugom. Pigiau, bet su mažesniu atotrukiu. Dar jie kaip ir patys panašiai, žinai, jie yra pirmuosius ten 10, 50, pirmąjį 100 sesijų daro. Žmogui, kuris nekarto to neturėjęs, labai gera praktika yra su tuo, kuris arčiau, iš praktinės pusės su juo. Nes jisai dar praktiškai įmonė ir mažiau dar coachingė yra. O tas, kuris jau ten turi tūkstančiais tų valandų sesijų, jis jau mažiau įmonė, bet daugiau toj praktikoje. Ten skirtumas, gepas tas vadinamas didelis yra. Tai šitoje situacijoje galima pradėti nuo to tokio praktikos kultūros įnešimo į organizaciją. Su praktikuojančiais specialistais, kurie mokosi dar, kurie ruošiasi pirmam egzaminui. Reiškia, kad jie dar yra pirmame 100 sesijų. Jie gali labai padėti. Pasiimti kelis. Turėti tą tokią praktiką, kad aš turiu 5 skyrių žmonės, vadovus ar dar kažką tai panašaus. Ir galbūt jie galėtų eiti praktikuoti su tais, kurie besimoko, kurie ruošiasi egzaminui. Truks mėnesį, 3, 5 metus laiko. Bet jau jų parašyta esė skirsis, jų toks matymas pasaulio. Dabar po pusės metų tikrai skirsis. Kitas dalykas vėl, ir konferencijų šiais laikais yra. Aš jau nekalbu apie tas onlininės ir dar kažkas tai panašaus, bet ir tų gyvų konferencijų, kur yra ir skirtingi metodai, skirtingi būdai pristatinėjami. Apsilankyti juose ir žiūrėti, ką iš to, tai ką sužinojau, vieną galiu pritaikyti. Knygų yra ir lietuviškų knygų. Mes irgi vis prisidedam prie kiekvienais metais vis po vieną kitą, kad lietuviška literatūra, lietuvių kalba literatūra apie coachingą būtų labiau prieinama, nes ne visi ten skaito angliškai kaip pavyzdys. Tai tų opcijų yra labai daug. Vienintelė klaida, ką žmogus daro, jis nueina į konferenciją, perskaito knygą, pažiūri ten kokį, seminarą. Sako, žinau tada kaip žinau, bet nedaro. Ir čia tas skirtumas yra tarp to, kad nesvarbu, kiek daug žinai, klausimas, kiek iš to, ką daug žinai, bent kažkiek darai. Bent kažkiek pritaikai. Ir tada jau gali įsijungti į modelį apie tai, kad sužinojau metodiką. Ir pabandysiu tos metodikos pagrindų vest pokalbių su savo darbuotojais, su savo komanda. Susirinkimą vest coachingo stiliumi. Kuomet visų klausiu nuomonės. Visada visų klausiu nuomonės. Neklausiu tokio, tai ar visiems viskas aišku. Aš čia mano buvę klaidos, susirinkimus, tai visiems viskas aišku. Aišku. Einam dirbti, rezultato nėra.
Nu tada geras vadovas, aš einu darau kitą susirinkimą. Labiau, aiškiau, išsameu paaiškinu, kad būtų aišku. Dabar jums aišku jau? Šefas, dabar jau tikrai aišku. Nu va, pagaliau, einam dirbti, grįžtam sustikrinti, kai ne tas rezultatas, kurio norim. Ir tada, tai ar aišku, galbūt klausimas nelabai tinka. Modelis, kuriuo aš einu aiškint, nelabai tinka. Paaiškinu ir perklausiu. Aišku? Aišku. Kas aišku? Kaip supratot? Vienas taip suprato, kitas taip suprato. Tai kas čia, jie blogi? Nu, greičiausiai ne jie blogi, nes jie suprato kažką. Gal aš netai paaiškinau, gal tada to laiko reikia skirti individualiai, gal tada kitaip. Nu, va, čia, žinai, įsijungia ir toks atrodo, čia, žinai, ilgai užtruks. Jeigu tau tas rezultatas, kurį turi, aiškink toliau taip pat. Jeigu netinka tas rezultatas ir tu matai save, gal to organizacijoje, gal tom karjeros etape kažkur tai kilimą, gal kažkokią kitą savo veiklą. Nu, nustok daryti taip, kaip darei, nes tau ir taip aišku, kad nieko ten nebus kitaip. Va čia įsijungia tam tikri dalykai, kad, žinai, tu pradedi tikrai taikyti, tikrai klaust. Paklausęs, nepult pats atsakinėti, bet laukt atsakymo. Nes labai lengva paslyst, paima, tarkim, iš metodikos čia dar bet kokios paimčiau ir, žinai, sakyčiau, va aš esu tavo vadovas ir aš ateinu su noru tau padėti. Ir klausiu, kaip aš tau galiu padėti. Ir aš pats galvoju, kaip aš tau turiu padėti. Ir aš sugalvoju, kaip aš tau galiu padėti. Ir aš tau einu padėti, o tu sakai, ne to reikėjo. Ir aš tada galvoju, kaip vėl tau padėti. Kai realiai klausimo klausiau, tu man atsakymą turi duoti. Aš turiu pakentėti, išlaukti. Ir va čia yra mini tokie dalykai, kur aš kitą kartą tokiam kaip šešėliniam coachingė, pas mus tų terminų, žinai, tokių visokių baisių yra. Aš sėdžiu ir galvoju, nu taip, tu taikai coachingą, bet, žinai, turėsime dalį, va tiek iš to coachingo tu taikai, kad pritaikyti, žinai, tinkamai. Taigi sako, paklausė, bet per 5 klausimus paklausė. Paklausė, bet nesulaukė atsakymo. Paklausė klausimo, kuris aiškiai veda link reikiamo pasirinkti dalyko. O tu nemastei, kad tau reikėtų susirinkti su savo komanda ir pasikalbėti su jais griežčiau. Vadovas paklausė coachinginio klausimų. Sako, taigi paklausiu, ir ganėtinai aiškiai, sako, net taip sutriko žmogus, sakau, labai sutriko, jo, labai sutriko toks. Tik tai klausime paslėpta, ką tu turi daryti, nes jei nedarysi, tau bus nuo manęs. Tai va čia, žinai, va atskiri tokie momentai, kur mes vaidinam, įsivaizduojam, kad taikom, nors iš tikrųjų ne tą taikom. Ir va tada tas momentas savo pripažinti, kad palauk, tai čia yra profesija. Jos mokomasi, jinai ne iš karto tampa bumt. Tam reikia laiko, tam ir klausimas, kaip tu nori tai išmokti. Aš norėjau išmokti tai, kaip vadovas dirbti su savo komanda. Aš tikrai neplanavau, kad aš po kažkurio laiko, žinai, mokysiu kitus, kaip tapti coachingo specialistais. Nebuvo tokios opcijos, aš nežinojau to dalyko, bet kiekvienas veiksmas vis atveria tau kitus variantus. Kai kur tik langelį pradaro, tau naujas suvokimas, kur žiūrėk, durys atsiveria. Kitur vartai galbūt atsiveria. Ir tu, žinai, tokių matymų tu gali vis kitaip pamatyti. Kartais būna toks, ateina vadovas į mokyklą, aš visą laiką su kiekvienu šnekuosi individualiai, kam jam to reikia, stengdamasis atkalbėti net, nes kartais tikrai žmogui nereikia šito dalyko. Ir sako, aš čia noriu būti kaip vadovas geresnis, žinai. O tai sakau, po 12 metų turėsi savo coachingo mokyklą. Ne, baigtų, man nereikia. Sakau, ir man nereikėjo. Bet taip gavosi, kad praėjus tam tikram laikui, kažkas pasikeitė, aš neplanavau. Tai būna. Povilai, tu kai kalbėjai apie coachingo kultūros vertę, apie coachingo vertę, įvardinai mažesnę kaitą, didesnį įsitraukimą, geresnius rezultatus, tai čia šitie dalykai kaip ir vilioja. Manau, kad dabar kiekvieną vadovą, personalo specialistą, išgirdus šitos dalykus, jie pasakys, kad davai varom, reikia. Bet ko reikia atsisakyti dėl to? HR-istam pasakyti šitą atsakymą? Taip, pasakyk čia dabar mums visiems. Yra tam tikros profesijos, tam tikrų profesijų atstovai, kuriems coachingas pradžioje būna sunkus reikalas. Ne tai, kad sunkiai įkandamas kažkas, tai, žinai, kaip riešutėlis, bet tiesiog atitinkamai.
Coachingą sunku labai mokytis mokytojams iš vienos pusės, nes jie turi duoti atsakymus, jie pratę duoti atsakymus. Coachingą labai sunku mokytis arba įsileisti į save influenceriams. Nes jie, žinai, jie pasakė, jie žino, jie teigia nuomonę. HRistams yra kitas sunkumas. Jiems sunku atsikratyti minties, kad jie viską turi padaryti 10-ukui. Aš nežinau, aš nesu pats HRistas, daug tenka dirbti ir žinau, kad 8 iš 10 jie visi tokie perdėti 10-ukininkai, perfekcionistai, jiem turi būti idealiai, jie negali leisti suklysti, jie tada eina papildomai kažką turi mokytis, on top, ko pasimokė, išgirdo, kad ir tada jau kažkas bus ir galiausiai pervargo dar kažką panašaus. HRistams tikrai sunku mokytis coachingo, todėl kad jie galvoja, kad reikia padaryti idealiai 10 balų. O tai kaip pasakau, žinai, pas mus, mūsų profesijoje, 10 balų, žinai, yra kiek? 7 sakau. Prasme, tavo 100%, kad tu išlaikysi egzaminą, reikia padaryti 70%. Tai, gerai. Ir jam sproginėja, matosi, kaip bum, saugiklis kažkur permuša, žinai, kaip sako, suprast, 7 lygu 10. O taip ir suprast. Jeigu tu padarysi mažiau negu 70%, tu neišlaikysi. Bet ar tu padarysi 7,1 ar 9,9, nėra skirtumo. Paauksuoto medalio negausi, gausi tą patį auksinį. Turime, kad tiesiog kitoks suvokimas tada yra įsijungia, kad tu nereikia padaryti idealiai. Tu padaryk bent kažkiek, kiek tuo metu to būtent reikia dalyko. Kitus gali suklysti, bet tą gali padaryti tinkamai. Paskui tą daryk daugiau. Dar daugiau to paties daryk. Pamatysi, kaip tu pradedi mažiau daryti to, kas nereikalinga daryti. Ir čia dažnai jam persisuka, sako, kaip tai netvarky to, kas neveikia. Paliktų ramybėj tai, kas neveikia, susikoncentruok į tai, kas veikia ir daryk tai daugiau. Pamatysi, kaip tai, kas neveikia, taps mažesnis, ko tu paskui galiausiai iš vis nebedarysi. Ir jam toks, kaip taip gali būti. Arba patikėk, arba įrodyk, kad neveikia taip. Aš tau garantuoju, tai bus, tu man įrodyk, kad neveikia, bet turi daryti tą ir tik tai tą. Ir ne vienas neįrodė, kad veikia kitaip. Tas, kuris darė tinkamai dalykus, kurių reikia, kaip pavyzdys, paklausk vieno klausimo ir lauk atsakymo. Tai aš sako, iš akių matau, kad jis nesupranta manęs. Sunku Dievą vaidinti turbūt. Kaip tai nevaidinu? Pat paklausk klausimo ir lauk atsakymo. Tiesiog, įsipilk, nežinau, vandens į burną, dar kažką panašaus, bet lauk atsakymo. Ir jisai grįžta, sako, negaliu patikėti, žinau. Jie kalba, sako, žinai, aš laikiausi, sako, bet jie prakalbo. Jie pradeda dalintis, kitas pradeda iššaukti tą savo atsakymą, žinai, kitas išverkt, kitas išrėkia, žinai. Ir kaip tu, tau, žinai, man ten viduj pradėjo sproginėti klausimų, aš ir tada sako, vėl nesigau, kas nesigau. Todėl, kad aš išgirdau, kur jisai stringa ir aš jam pasakiau, kaip reikia taisyti. Netaisyk. Jeigu jisai žino, kur stringa, paklausk, ką tu ruošiesi daryti, kokios tau pagalbos reikia, kad tu mažiau striktum. Ir tylėk, vėl lauk atsakymų. Kaip, tai aš matau, kad kalba ir nesąmonė, jau jie tikrai ne į tenai eina. Ne, jie eina į pagal tave. Negali tai būti. Gerai, dar kartą. Sakau, įrodyk, kad neveikia. Aš tau grąžinsiu visus, ką tu mokėsi pinigus, dar tau nupirksiu, nežinau, ten vakarienę. Sako, įrodys. Ateina, sako, jo, veikia. Reikia mažiau kalbėti, daugiau klausyti, mažiau aiškinti, kaip reikia daryti, mažiau tikslinti, rodyti pirštu, tada tas žmogus labiau įsitraukęs tampa. Ir čia yra tokia, žinai, seka paprasta. Aš pamenu, vienoje konferencijoje, aš skaičiau pranešimą ir kalbėjau apie vieną iš ydų, kaip patirties daugiau turintis žmogus, girdėdamas, ką kitas sako ir kaip pristatinėja projektą, jis pamato, ką pamato? Jis pamato to projekto silpnasias vietas, žinai. Ir nuoširdžiai jisai nori, kad jam būtų geriau, jis ateina ir sako, Petrai, čia pataisysi, bus dar geriau. Ateina po konferencijos keli žmonės, sako, aš supratau, kodėl aš išsiskyriau. 2 skirtingi žmonės.
Sakau, kodėl išsiskyrė? Todėl, kad aš eidavau taisyti visą laiką. Aš parodydavau, kur neveikia, kur blogai, ką reikia padaryti, kad būtų geriau. Ir ilgalaikį perspektyvą tas žmogus, kuris atsineša, imkim, ne santykių šeimoje, imkim santykių darbe. Ateina žmogus su savo idėja, dirbęs prie to projekto, gal naktim nemiegojęs, planavęs ir dar siekęs, kad būtų 10, jau atneša drebančiom rankom, kojom ir liežuviu, dabar galbūt čia tas jau tikrai. Ir tu vis tiek pamatai, kur yra klaida. Ir tie parodai. Vietoj to, kad paklaus, kaip jisai mato, ką jisai galvoja. Ir jeigu tu žinai, kur klaida, nesakyk dar kol kas nieko, palauk, praeik tą projektą. 9 iš 10 eidami prie projekto sakys, žinai, bet čia, man atrodo, truputėlį yra trūkumas, čia reikės dar tą ir tą padaryti. Jo, tu matai, kaip čia būtų. O ką tu gali čia padaryti? Tą ir tą. Jis išeis 110% įsitraukęs į tą projektą, bet jeigu tu jam pasakysi, kur klaida, jis išeis su 80% įsitraukimu. Ateis pataisęs, darasi kitą klaidą. Jis išeis su 60%, po kažkurio laiko sakys, žinai ką, eik pasimk, nes čia tavo projektas, jau aš čia iš vis nieko nebedariau. Ir žinai, ko tu tada sieki, ir kai tą tokią perspektyvą žmogus pamato, sako, tai kodėl aš pastovus gaisrininkas esu darbe. Gesinu tik tai laužus gaisrus, žinai. Kai aš nežinau net kur žiežirbai įsiplėskė. Nuo ko tas gaisras prasidėjo. Tas žmogus, kuris kūrė, tą žino. Duok jam skirk laiko, duok jam dėmesio to. Paklausk ir tylėk. Paklausk ir tylėk. Lauk atsakymo. Jis tau duos atsakymą. Tai iš akių matau, kad jis nesupranta. Tai tu vertini jį. Tai kaip jis apskritai pas tave darbe atsirado? Iš kokių akių tu nusprendė, kad tada tiko, dabar jau tau netinka jisai? Tai ką, žinau, kažkaip gerai save pristatė. Tai gal kažkaip vertinai vienaip, gal tada iš desperacijos bandėjai, žinai, gal nepamatėjai kitų dalykų, gal per daug entuziastingai priėmėjai, paskui pamatėjai realybę. Tai taip, tai turbūt taip ir tau gyvenime, turbūt pasikartojimas tai gali būti. Jo, yra ten ir ten ir ten tas pats. Tai gal laikas keist? Kaip tu galvoji? Tau gal jau laikas keist? Ir tokių kartai, žinai, tas coachingas jisai yra nepatogus iš to, kad tu kitą kartą išgirsi iš specialisto arba iš tą mokančio daryti kolegos tą klausimą, kurio tu nebegali neatsakyti jau paskui. Ir po kažkurio laiko ateis vis tiek momentas, kad, atėjo laikas, noriu tvarkyti. Noriu tvarkytis pats, nes priėmiau sprendimą. Dažniausiai nepatogu savo. Ir aš tą sakau nuoširdžiai, man daug kas buvo nepatogu iš to, kaip aš žinojau, kaip reikia vadovauti. Aš mokėjau, kaip reikia vadovauti. Aš viską žinojau, kaip reikia vadovauti. Ir paskui sakau, pagal taip, kaip aš matau, aš nemoku vadovauti. Man reikia persimokyti, man reikia atmokti kai kuriuos dalykus. Ir dėl to tai yra kelionė. Dėl to tai yra kelionė, kurioje tu pastoviai, iš naujo sukūri save, žinai, tos geresnės ir geresnės versijos. Ir kada pabaiga, aš nežinau. Aš nebesuku galvos, kada tai pabaiga, nes aš žinau, kad yra, man geras buvo įvardinimas kažkada, tik tai tuo metu, kai tu sužinai naujo, tu sužinai dar kiek daug tu nežinai. Ir vis tokie, žinai, o čia kažką naujo sužinojau ir tai atvėrė dar kitus dalykus, kur tu dar daugiau nežinai. Ir kiek čia daug yra, ko tu nežinai, o taip įdomu viską pažinti. Super. Dėkui labai, Pavelai, mūsų laikas jau užseko. Buvo labai gera klausytis, smagu pasijuokti ir kalbėjom apie coachingo kultūrą organizacijose ir taip kažkaip gal ir nebuvo taip, kad išklausinėjau tavęs, ką žingsnis po žingsnio daryti, bet man atrodo, kad bent jau aš išeinu su tokiu suvokimu ir su jausmu, kad reikia tiesiog išdrįst daryti kitaip, atmokt, truputį sustot, nes labai daug šnekėjai apie tą tokį sulėtėjimą, kad bus kitaip, apie kantrybę, apie tą tokį pažeidžiamumą, nežinot, nemokėt, kaip mus pašėpė truputį personalo specialistus 10-tukininkus. Tai tas toksai pristabdyt, geriau lėčiau, bet su daugiau kokybės ir su daugiau užtikrintumo, kad rezultatas tikrai gali būti kitoks, jeigu keisimės. Daug tų metaforų gal, žinai, būtų per tą prizmę pasižiūrėti, žinai, kad strėlė ten gerai lėktų, pirmai jinai turi atsitraukti, žinai. Kad pjūklas gerai pjautų, jį reikia karts nuo karto pagaląsti ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia tokių, žinai, tokioj, fantazijose gražiai tai viskas skamba. Kai iš tikrųjų, žinai, tai, ką susiduriu ir per praktiką matau,
Ką reiškia ta viena coachingo sesija, ką reiškia tas pokalbis? Kai žmogus pastoviai lėkime, jis lekia, žinai, jisai miega per mažai, jisai visą laiką žino, kad jo, man reikėtų daugiau pamiegoti, žinai. Bet tai yra visuma visko. Tai, žinai, keliuosi anksti, ten reikia vaikus sutvarkyti, suruožinai, o ten jam kažkam reikia mokyklą vežti, parvežti, tada būrelis dar kažką panašaus. Čia bosui kažkas nutiko, čia kolektyve kažkas, tai čia vienas paėmė, lyg kaip pilypas iš kanapių, opti, išeinu iš darbo, žinai, kitas pakelk atlyginimą, kitas kaip man ten tas užpyko ant to, ten Melrausas kažkoks prasidėjo. Tokiam lėkime, žinai, dar reikia į parduotuvę užsukti, čia, žinai, jo sakiau, reikės užsakyti, neužsakiau, dabar čia vėl, čia šventės, čia gimtadienis, čia jubiliejus, čia pamiršau pasveikinti, čia dabar tas užpyko. Tu įsivaizduoji, kokiam procese viskas vyksta. Tai tas coachingo pokalbis yra valanda tau nusiramint, kurioje tavęs niekas neužskubina jau. Kaip tu nori, ten tu taip dėliojasi ir kai tu pats susidėlioji savo aiškiai savo paties viziją, ir tai yra moksliniai tyrimai. Tiesiog, tarsi, iš mokslų jau galim tada, žinai, remtis. Kai tu įsivardini savo tam etapui tinkantį tau norimą trokštamą dalyką, tu pradedi į kasdienius savo tikslus įsidėti konkrečius veiksmus. Ir pradedi kažką tai daryti. Po savaitės, po 2 vėl valandą turi pauzės. Permastai, pergalvoji, tavęs nenori paklausti tam tikrų nepatogių galbūt klausimų apie tą situaciją. Po porų savaičių vėl tu turi. Ir momentas, kuomet tai vyksta reguliariai, aš matau skirtumą tarp tų, kurie, tai jo, žinau, ten biškai, pasidėsi, paklausinės tavęs, žinai, svarbu teisingus atsakymus. Taip juokauju. Ir tie, kurie, žinai, tikrai eina, kas tas porą savaičių atsakinėja tos klausimus, savo kelia kitus klausimus, galvoja apie savo pasakytus atsakymus. Ir laikas nuo laiko reguliariai tai daro. Kas 2 savaitės, kas 3 savaitės, kas mėnesį. Rezultatai yra stulbinantys iš kitos pusės. Ne apie tai, kad atsirado daugiau miego, dar kažką tai panašu. Ne dėl to, kad kai kurie dalykai, man nebeįdomu ar dar kažką panašaus. Ne, tu pradedi pamatyti savo kitus įgūdžius. Tu gali pradėti kažką deleguoti. Tu gali kažkur matyti, kad vieniems sprendimams reikia tavo tiek ir tiek laiko, kiti sprendimai tampa nebeaktualūs, jeigu tą sprendimą priimi. Tu įsivardini, kas yra tas tavo magic dalykas, stebuklingas dalykas ir supranti, kad iki jo trūksta tik tai tų poros dalykų, kurių tu vengi daryti. Ir tavęs jų vis tiek paklaus. Tai ko tu vengi? Jeigu tu žinai, ką tu nori pasiekti, ko tu vengi daryti ir tu tiksliai žinai, kad tų dalykų tu nedarai. Ir turi krūvą pasiteisinimų, kodėl to ir to nedarai. Ir tada kovoji su pasiteisinimu. Ne, tu nueik tą padaryti ir pažiūrėsim, kas bus. O ką jeigu tai bus? O ką jeigu tai bus? Ir tada ta vizija vėl pradeda kitaip dėliotis ir tas procesas paskui tampa lengvesnis. Išsuki ir tada jau važiuojasi. Tai kaip priminimas. Nei vienas iš mūsų nepradėjom vaikščioti iš karto. Pamatėm tėvus vaikščiojančius ir atsistojom ir nuėjom. Ne, daug kartų kritom. Bet turbūt jeigu vaikščiojom, nebuvo to momento, kad vaikščiot ne man. Aš, žinai, nesutvertas tokiem dalykam, žinai, čia tik tai jie tą. Ne, mes išmoksim. Kai stengiamės, mes išmokstam. Nesistengiam, netiek ir svarbu turbūt. Super. Dėkui labai, Povilai. Manau, visi suprato, kad mes galėtumėm nenustoti čia šnekėti ištisai, bet aš... Reikia vaikus eit parsivežinai. Tai. Gerai. Dėkui tau labai. Aš turiu dovanų. Mūsų draugai Esu Design pasiuvo specialiai tau knygų dėklą. Jėga. Taip, ačiū labai. Jums. Ojei, koks sunkus. Taip, ir dėkui. Man švarką pasiuvo šitą gražų, kuriuo aš čia pasipuošiau. Ir noriu dar kartą padėkoti tau. Buvo labai vertingas ir auginantis pokalbis. Ir ačiū visiems, kas klausėsi mūsų. O aš dabar su Povilu kalbėsiu toliau specialiai čia klubo bendruomeniai ir bandysiu išsiaiškinti, tai kągi mums personalo specialistam daryti, kad mes kažkaip išdrįstumėm tos coachingo įrankius taikyti, kokius taikyti, kad padėtumėm ne tik savo pasilengvinti gyvenimą, bet ir padėtumėm augti organizacijom. Tai iki kito susitikimo, viso gero, dėkui. Ačiū.